visi Fight for Fitness žiūrovai. Praeitą video jūs matėt, ką Aidas valgė, kokį maistą masės auginimo periodu. Šį kartą Aidas papasakos, kokius papildus jums reikia vartoti, kad pasiektumėte tokį rezultatą kaip jo arba dar didesnį. Papasakok, Aidai, kas ant masės periodų tavo manymu yra svarbiausia? Svarbiausia yra, vėlgi priklauso nuo žmogaus, aš manau. Jeigu žmogus yra daugiau linkęs, tarkim, kaupti, tai kaip aš, į lašinius, tai aišku, reiktų jau atsisakyti visų gainerių. Nu, proteiną dar galima, bet vėlgi, sakyčiau, galima baltymus susirinkti iš maisto. O pagrindinis, tai, ko jau tikrai nesurinksi iš maisto tiek, kiek reikia, tai vėlgi BCA, glutaminas, amino rūgštys ir vitaminai. Tai čia pagrindiniai tokie. Aišku, azoto skatintojas visada prieš treniruotę geriu. Paprasčiausiai duoda jėgų, duoda pumpavimą, duoda ištvermės treniruotės metu. Bet tu papasakok, kaip šiom varžybom ruošėsi žiemą, kada dar auginai masę. Aš žinau, kad tu aišku anksti pradėjai ryškintis, bet iki ryškinimosi periodo kokius konkrečiai papildus ir kuriuo dienos metu gerdavai, savo planą gali atskleisti, ar čia yra taip slapta, kad žiūrovai negali? Šiaip nenorėčiau labai platinti. Bet, ką jau darysi, teks pasakyti. Dėl Fight for Fitness. Dėl Fight for Fitness ir dėl žmonių, žinai, galima pasakyti. Ir ką aš vartodavau, aišku, vartodavau prieš, po sporto glutaminas, BCA. Po kiek gramų? Šiaip 5 gramų BCA, manau, užtenka. Ir 5 prieš, 5 po BCA, tai gramai. Tai amino rūgštis kelius, ten 2-3. Priklausomai vėlgi nuo tos amino rūgšties koncentracijos, kiek vienai kapsulėje ar tabletė ten yra, ar ten skystos, ar tabletėm, ar kapsulėm, sakau, vėlgi priklauso. Bet kažkur tai irgi 5-10 gramų amino rūgščių. Kaip ir glutaminas. Kaip ir glutaminą. Ir glutaminas tiek pat. Daugelis atėję pas mane į parduotuvę klausia žmonių, sako, jeigu aš azotą geriu prieš treniruotę, ar aš galiu gerti amino rūgštis ir glutaminą? Tai tavo atveju, tu sakai, geri ir azotą prieš treniruotę, kaip tu suskirsti, ar vienu metu užgeri glutaminą, BCA ir su azotu, ar kaip tu dalini? Šiaip iš tikrųjų, vėlgi, azotą į tuščią skrandį būtinai tuščią. Nes jeigu valgė, tarkim, prieš valandą ir išgėrėt po valandos azotą, tikrai nespės suvirškinti to maisto, ką jūs suvalgyti. Jo labiau prieš treniruotę reiktų gerai pavalgyti. Gerai užkrauti angliavandenių, gerai baltymo, mėsos, žuvies. Ir po valandos tikrai nesiūlyčiau gerti azoto, nes paprasčiausiai viskas susimaišys ir tas bus efektas kažkoks, bet vėlgi po kiek laiko klausimas ir bus ne toks, koks turėtų būti. Aišku, azotas, pavalgyti maždaug ir po 2 valandų bent jau tada azotą gert, likus valandai į 40 minučių iki treniruotės. O glutaminas, BCA, amino rūgštys, aš paprasčiausiai išgeriu ir iš karto suvartoju. Tai tu pasilieki laiką, kol apšilimą padarai, kol įsivažiuoji, kad tavo tuo metu savinas. Po treniruotės irgi minėjai, kad geri glutaminą, amino rūgštis, ar geri kokteilį? Vėlgi priklausomai nuo masės periodo, nes jeigu arčiau varžybų, tai stengiasi jau atsisakyti. Bet jeigu jau ten dar toli iki varžybų, tai niekad neatsisakau išgerti proteino, bet aišku, prieš tai yra glutaminas, BCA, amino rūgštis, po 15-20 minučių tada jau ir proteinas. Aišku, aš gainerio negeriu, nes mano organizmas jis linkęs kaupti, tai tas gaineris man tikrai neišeis į raumenų masę, būtent į raumenų masę. Paprasčiausiai aš apriebėsiu. Nes jau labiau angliavandenių aš surenku ir taip gana nemažai iš ryžių, iš visur kitur, kaip praeitam video minėjau, tai tik tai baltyminis. Aišku, izoliatas geriausiai. Ir greičiausiai pasisavina, tada galima iš karto po 20-30 minučių išvalgyti normalų maistą.
Jeigu jau ten mišinį geri, vėlgi ilgiau savinasi, paskui vėl, jeigu maistą viršaus užmesit, vėl ten susimaišo viskas ir klausimas, kaip ten viską Tai pasisavina. patartum po treniruotės išgerti amino rūgščių, glutamino ir ant viršaus kokteilį ir apsirengus nuskubėjus namo gerai pavalgyti. Gerai pavalgyti, faktas, valgyti būtina, ypač auginant masę ir aišku, papildai. Ką vartodavai prieš miegą? Dėl to, kad aš asmeniškai nuo savęs galiu pasakyti, mano numeris 1 papildas prieš miegą tai yra glutaminas. Taip. Nuo 5 iki 10 gramų aš tikrai jaučiu... Galima ir 10 gramų, nes jo labiau miegat, turit pailsėti ir jo labiau visi žinot tikriausiai, nu gal ir ne visi, kad per pirmas 2 valandas įsiskiria augimo hormonas, tai čia labai svarbu, kas augimui, kas atsistatymui ir... Ir tai, kad glutaminas padeda išsiskirimui. Tikrai taip, tikrai taip. Tai prieš miegą pas tavį irgi būtų glutaminas, amino rūgštys standartiškai. Nu, amino rūgščių aš, sakau, stengiasi tik, tarkim, jeigu ne sporto diena, tai ryte. Aišku, glutaminas ryte tada ir prieš miegą. Jeigu sporto diena, tai tada amino rūgštys tik prie sporto ir po sporto. Glutaminas ryte prieš sportą, po sportą prieš miegą. Nu, tiesiog žinau, kad tikrai nebus per daug, nes jo labiau glutaminas ir stiprina imunitetą, tai kas labai svarbu sportininkam, tai turėti stiprų imunitetą, nes dietos, alinantis sportas ir tikrai gana didelė rizika susirgti ir jo labiau prieš varžybas, tai geriau nerizikuoti. Kas turbūt įdomu žmonėms, ar vartoji tokius dalykus kaip omega 3, nes daug kas galvoja, kam čia tie taukai, visi iš karto bėga, pirmi puola pas mane hidravolą ir sako, azotas aš noriu numeris 1. Aš visada stengiuosi paaiškinti, kad turbūt pats pagrindinis dalykas yra vitaminai, mineralai plus amino rūgštys kokteilis. Ar tu pats vartoji konkrečiai pasiruošimo laikotarpiu masės auginimo vitaminus, žuvies taukus ar... Tikrai tai vartoju, ypač vitaminus. Aš visada valgio metu, tarkim, jeigu valgau ten baltymą, tai nu, kartu 1, 2, 3 tabletę užgeriu šiek tiek vandenuko ar arbata ir kad polaipsniui, ne iš karto ten visas, nes tų vitaminų yra daug, tai B, C grupės, E ir jo labiau dar omega kapsulės, tai kad nereiktų iš karto visų praryti, tai po 1, po 2, taip valgydamas, neskubėdamas. Jo. Aš iš tikrųjų irgi galiu nuo savęs patarimą duoti, kaip išbandžiau, draugas tiesiog patarė man. Aš kadangi ryte sportuoju ir ryte pavalgau, po maistų išgeriu taip pat CLA, omega 3 vitaminus, sanariam papildus, vėlgi užduosiu klausimą apie juos. Išgerdavau ir aš jausdavau, kad išgerdamas hidravolą prieš treniruotę, aš vėliau treniruotės metu atsirūgštų dar žuvies taukais ir kažkaip išsibendravom su mano vienu bičiuliu. Jisai sako, aš valgydamas maistą įsimetu vieną kitą ir iš tikrųjų aš taip išmėginęs pamačiau, kad daug geriau įsisavina vitaminai, mineralai ir visi kiti papildai. Todėl, kad nejaučiu aš, kad nei atsiriaugai, nei kažką, tai reiškia susimaišo su maistu ir nueina viskas ten, kur reikia. Norėčiau grįžti prie klausimo apie sanariam papildus. Asmeniškai aš vartoju jos tik tai, kada man jau jaučiasi, kada aš jau pajaučiu kažkas ne taip arba didelį svorį. Masės auginimo periodu, ar tu naudoji jos kaip prevencinė priemonė ar jau kaip gydomą? Šiaip iš tikrųjų dar nesu susidūręs su skausmais, bet vis tiek žinau, kad į pusmetį kartą bent jau šiokį tokį kursą, tarkim 1 dėžutę ten nusipirkti glikozamino su kitom priemaišom ir sugerti, tai nu būtina iš tikrųjų, ne vien proteinas, ne vien amino rūgštys, ne vien BCA, ne vien glutaminas, bet ir reikia saugoti iš tikrųjų, reikia saugoti sąnarius, nes negali žinot, kada jie gali pavesti ir pradėti skaudėti, o nuo to paprasčiausiai gali baigtis ir visi sportai, ir žiūrėkit paskui ir paeiti nebegalėti. Tai vat. Na, aišku, negazdinkime savo žiūrovų. Ne, kas be ko, nu reikia, tikrai reikia. Nes, sakau, ne vien amino rūgštys ir BCA, bet reikia kartas nuo karto, pusmetį kartą bent jau išgerti vis tiek ir 1 kitą kursą padaryti
vat, būtent vitaminų sąnariams. Kągi, norėčiau pereiti prie Eido papildų top 5, ką jis rekomenduotų 5 pagrindinius papildus masės auginimo periodų, kurie jam labiausiai patinka. Taigi skaičiuojam. Amino rūgštis, BC, glutaminas, vitaminai ir proteinas, pasimėgaujame. Bam! 5. Taigi, tai buvo Eido Grybausko masės auginimo ciklo maisto papildų rekomendacijos. Sekančiuose video papasakos Eidas, ką jisai valgė, kad taip išsiryškintų varžyboms. Ir taip pat, žinoma, dar sekančiam video jisai papasakos, kokius maisto papildus jis rekomenduoja riebalų deginimo periodu. Taigi likite kartu su Fight for Fitness, spauskite like, subscribe ir sekite mūsų naujienas.